Kartą vienas žmogus paguldė mane ant pilvo, jį ištyrinės nugarą. Vėliau pridūrė rusiškai, nes jis buvo rusas. Aleksandras Dumai. Jis jautrus žmogus. Tuo pat jis paaiškina, kad turiu kažką man svarbiausia suprasti, arba aš prastai užbaigsiu savo dienas. Galiu lengvai nusigerti. Aš nuoširdžiai stengiausi kažką suprasti. Tas gydytojas dar paminėjo Dievą, kad jis yra ir keletą jo buvimų įrodymų. Tai čia vynuogės ir jos jau praeitus turėjo. Kokie dideli batai Aleksandro dėdės. Taip, žiūrėk. Beveik tokie kaip tu pats. Matai, tėveliai. Jisai užsideda, žinok, Ievos batus ant kauliniukų žeminis ir vaikštasi. Matai. Tu viską kaip tada toj formulėj, ar to matymo, tam tokiam stiprioj frazėj, iš lietuvių kaip ir ypatingai tikėjimų. Neprisimenu, ką jis sakė. Pamiršau. Dabar žinau, kad jis yra ne visai ten, kur galvojau jį rasiu. Jo tėvo nebuvo prote, širdį bažnyčioje. Kai aš sprendžiu savo problematišką situaciją, žmonės mane kabinėjo ir įrodinėjo, kaip reikia elgtis gyventi. Bet pas ją kažkas tai tokio sukrečiančio, nes ten... Vyrikiečių šeima, vieni mokė daryk taip ir nedaryk kitaip. Kiti sakė, naudok valią, metodus, medituok, užsiimk, galų gale kokią nors jogos praktiką. UFFAULT. O kur jom čia? Tai kiti siūlė Aleksandr techniką, autotreningą ir dar. Buvo ir tokių, kurie norėjo papirkti mane savo populiarumu bei dvasiniu autoritetu. Tik dabar, gal kiek ironiškai aš galiu su šį jų komercinį projektą apžvelgti ir įvertinti. Netgi dabar į tą taikį, sakykime, jeigu tu užsakytum kažką iš Prancūzijos specialiai į
Su autobusu tokia kelionė buvo į Paryžių. Ne, iš Indijos, kai aš skridau, pradžioje iš Amerikos į Indiją, tada iš Indijos į Londoną ir iš Londono aš tranzavau ir nuvažiavau į Paryžių ir tada jau iš Paryžiaus. O, Dieve. Aš ieškojau, Dievas žino, aš galvojau. Ir jis žino, kad aš nieko neradau, kad beviltiškai siekiau suprasti ir sudoroti visą šį informacinį srautą. Jei tu esi draugiškas kitam žmogui, jei myli jį, tu negali jam pasakyti daryk taip, elkis taip, nes taip yra teisinga ir būtina daryti. Bet tu jam pasakai tik vieną vienintelį dalyką, galvok, žmogau.